Šitam kieme du ūkiai, yra žmonos ūkis ir mano ūkis. Mano dar yra pusė ekologinio ūkio, pusė chemizuoto. hektarų dirbam, tai va taip ir dalinomės. Dalį laukų nereikia purkšti, nieko daryti, tai kaip ir laisviau nuo kitų, dalį, kad spėti apsidirbti, intensyviau tenka darbuoti. Šiaip su Dmitrijumi mes gerai sutaram, iš tikrųjų ne vien tik dėl traktorius, reikia yra ūkininkų, kur perki, duodu Dmitrijaus kontaktus. Pačiam reikėjo transportuoti, pirkau sėjamąją, be Dmitrijaus pagalbos patys susiradom. Dmitrijui skambinau su transportu, ar gali pagelbėti, nes turi kontaktų Europoje, visą kitą, gal važiuoja tuščias ar pakeleivingas. Tai realiai prieš kiekvieną pirkinį pabendrauju, pasikonsultuoju, pasitariu. Kartais jis net savo variantą pasiūlo, kur perkonkuruoja iš kitų. Tai va taip ir konsultuojamės, mes su juo palaikom ryšius iš tikrųjų.